Sveiki, draugai. Pirmadienis mes skaitom Atigutaką. Aš tikiuosi, kad po praeitos savaitės pamokymo jūs visą savaitę darėt tik tai gerus darbus, gražius darbus. Ir susilaikėt nuo negražių, nedorų darbų darimų. Ir dėl to nepatyrėte jokios sąžinės graužaties. Šiandien kitos dvi sūtos apie dorovę ir teisingą požiūrį. Paskaitom ir pažiūrim, ką mes čia galim iš to pasiimti savo gyvenimą. 11 bruožais pasižyminti žmogus, kamos paliekamas pragare, lyg ten atneštas. Kokiais 2? Bloga dorovė ir blogų požiūrių. Šiais 11 bruožais pasižyminti žmogus, kamos paliekamas pragare, lyg ten atneštas. Ir antroji sūta. 11 bruožais pasižyminti žmogus, kamos paliekamas danguje, lyg ten atneštas. Kokiais 2? Puikia dorovė ir puikių požiūrių. Šiais 11 bruožais pasižyminti žmogus, kamos paliekamas danguje, lyg ten atneštas. Mes vėl matom, kaip jau ir anksčiau esame matę, kad Buda irgi masina žmonės, kaip ir visose religijose, dangumi ir gąsdina pragarą. Tai buvo priimtas to laikų tikėjimas ir žmonės daugiausia tikėjo, kad yra kitas gyvenimas ir jiems svarbu buvo gyventi taip, kad po to būtų viskas gerai. Ir jiems svarbu buvo žinoti, kaip reikia gyventi, kad po to viskas būtų gerai. Ir štai Buda jiems sako: tegul jūsų veiksmai būna dori, gražus, puikus ir požiūris. O požiūris yra svarbiausia, nes požiūris apsprendžia, ką mes darom, kaip mes veikiam. Ir aš čia radau kitų panašių sūtų, su panašiais teiginiais, tai aš perskaitysiu, nes ką aš čia kalbėsiu. Budos žodžiai yra daug daugiau pasakantis ir daug daugiau įtikinantis, negu ką aš sakau. Tai žiūrėjau. Vienuoliai, nematau kito tokio reiškinio, kaip neteisingas požiūris, dėl kurio nekilusios nedoros būsenos kyla, o kilusios įsitvirtina, pasidaro neabejotinomis, daugėja, tampa visiškai išvystytomis ir ištobulintomis. Tam, kuris turi neteisingą požiūrį, nekilusios nedoros būsenos kyla, o kilusios įsitvirtina, pasidaro neabejotinomis, daugėja, tampa visiškai išvystytomis ir ištobulintomis. Vienuoliai, nematau kito tokio reiškinio, kaip teisingas požiūris, dėl kurio nekilusios doros būsenos kyla, o kilusios įsitvirtina, pasidaro neabejotinomis, daugėja, tampa visiškai išvystytomis ir ištobulintomis. Tam, kuris turi teisingą požiūrį, nekilusios doros būsenos kyla, o kilusios įsitvirtina, pasidaro neabejotinomis, daugėja, tampa visiškai išvystytomis ir ištobulintomis. Požiūris yra tai, kas mus nukreipia kelyje, kas mus nukreipia gyvenime. Apsprendžia tai, ką mes mąstom, apsprendžia tai, ką mes darom gyvenimą, ką mes darom su savo gyvenimu. Ir gal mums nebūtinai aišku, ką Buda turi omeny, kai jis sako teisingas požiūris ir neteisingas požiūris. Buda yra apibrėžęs jo laikų buvusius požiūrius, iš viso 62 įvairūs požiūriai. Klaidingi požiūriai. Bet klaidingi požiūriai nebūtinai yra tai, kas klasifikuojama neteisingi. Neteisingas požiūris yra požiūris, kuris visai neteisingas, kuris jau, kaip Buda sako, nuveda netgi į pragarą. Ir tas neteisingas požiūris yra faktiškai priežastingumo neįgymas. Kai
kai laikomasi požiūrio, kad nėra veiksmų rezultatų. Ir vėlgi Budos žodžiais. Tas požiūris skamba taip. Kažkas mano, kažkas laiko, kad aš paaiškinsiu, aš pirmą perskaitau. Nėra dovanų, nėra aukų, nėra aukojimų, nėra gerų ir blogų veiksmų vaisių, rezultatų, nėra šio pasaulio, nėra kito pasaulio, nėra motinos, nėra tėvo, nėra savaime gimusių būtybių, nėra pasaulyje teisingai žengusio, teisingų pasiekimų atsiskyrėlio ar brahmano, kuris būtų paskelbęs pats tiesioginę patirtimi, pažinęs šį ir kitą pasaulius. Tai čia gal pagrindinis teiginys, ką reiškia, nėra dovanų, nėra aukų, nėra aukojimų, nėra gerų ir blogų veiksmų vaisių ir rezultatų. Tai būtent tas neigimas, kad tu darai, ką nori, tai vis tiek nieko. Na. Ir dar toliau, nėra šio pasaulio, nėra kito pasaulio. Tai reiškia, kad tai yra vienintelis gyvenimas. Kad daugiau gyvenimo iš tiesų materialistinis pasaulis, materialistinė pasaulyje žiūra. Ir toliau, jeigu nėra ateities, tai tada ką? Tai yra vienintelis gyvenimas, tada reikia kuo daugiau bandyti gauti iš šio gyvenimo, kuo daugiau išnaudoti, kuo daugiau man, nes vieną kartą gyvenam vieną kartą. Ir iš čia išplaukia hedonizmas, pavyzdžiui, pasinerimas į jusminius malonumus ir nesvarbu, kad tai reiškia aplinkai, kad tai reiškia kitiems žmonėms, kad tai reiškia gamtai, kad tai reiškia iš vis, labai daug iš to seka, jeigu iš to materialistinio požiūrio. Jeigu nėra kito gyvenimo, tai žinoma, aukok neaukojas, koks skirtumas, dovanok nedovanojęs, koks skirtumas, kaip elgėsi, koks skirtumas, vieną kartą gyvenam. Tai Buda sakė, kad nėra blogesnio požiūrio negu tai. Toks požiūris apsprendžia tokius veiksmus, kurie nuneša žmogų žemyn, tik tai žemyn. Niekaip į aukštyn nepakel žmogaus. Ir žmogus netiki, kad yra kažkas, kas žino. Žmogus netiki, kad kažkas, kas suprato, kažkas, kas pamokys, kažkas, kas gali paaiškinti, kažkas, kas gali parodyti. Vėlgi, jeigu yra toksai požiūris, kad neįmanoma, kad kažkas ką nors žinotų, kad kažkas man čia aiškins kažką, tai aš viską pats žinau. Viską žinau, kaip gyventi, ką daryti, kad čia man aiškini. Vieną kartą gyvenu, mėgausius, koks man skirtumas, klimatas, koks man skirtumas, vieną kartą gyvenu. Tai labai žalingas požiūris, labai žalingas požiūris. Ir žiūrėkit, dar Buda atskirai paminė, nėra tėvo, nėra motinos. Ką tai reiškia? Ne tai, kad mes čia savaime patys kažkaip atsiradom, kažkaip gimėm. Bet kad nėra tame jokios nieko tokio, ką reiktų gerbti. Nieko tokio, kas įpareigotų, kad nėra santykio. Vaikas ir tėvai. Vaikas nieko neskolingas tėvams. Negeras požiūris. Veda žemyn. Veda labai žemyn. Ką mums tėvai davė? Davė gyvenimą. Kai kurie, man teko girdėti tokių, kurie skundžiasi, jaučia daug skausmo gyvenime ir tada nenorėdami apsimti atsakomybės už tai, už savo gyvenimą. Žinoma, ką žmonės mėgsta daryti, tai versti visą kaltę į aplinką. Tai galiausiai pradeda kaltinti tėvus, kam jie mane iš vis pagimdė. Aš jų neprašiau, kad mane pagimdytų. Nežinau, ar jums teko tokių sutikti, bet man teko. Ir ką mes galim pasakyti? Tam, kad mes gimtumėm. Taip, viena iš sąlygų. Tik tai viena iš sąlygų. Yra tėvai, kad tėvai būtų. Kad tėvai padarytų tą sueities aktą. Kad mama, būsima mama, kad jinai būtų dar tinkamas laikas. Kad tinkamas, tai čia dvi sąlygos. Bet be to dar reikalinga būtybė siekianti gyvenimo.
Tai tas troškimas būti yra tas stumoklis, kuris ta trečioji sudėdamoji, kuri apsprendžia naujos gyvybės užmesgimą. Ir tai, kad jūs gimėte, tam, kad jūs gimėte dėl to troškimo. Mes gimėm dėl to troškimo. Bet tam taip pat reikalingi buvo tėvai. Ir mes atgimėm su jumis žmogiškam pasauliui. Žmogiškas pasaulis yra labai labai dėkinga vieta. Labai dėkinga vieta. Mes turim už tai dėkoti savo tėvams, kad jie apsiėmė mus pagimdyti, auginti ir taip toliau. Žmogiškas pasaulis dėkinga vieta. Kodėl? Todėl, kad čia yra ir skausmo, ir malonumo. Kad čia nėra vien skausmo pasaulis, kai tu visada esi kančioj ir tik tai galvoji, kaip čia, kad tau mažiau kančios būtų. Ir nėra toksai pasaulis, kur nėra kančios ir vien malonumas. Kad tu visiškai apsvaigsti nuo tų malonumų ir visiškai negalvoji apie tai, kad čia iš vis kažką reikia daryti. Tai žmogiškam pasaulyje yra ir vieno, ir kito. Ir todėl dėl to, kad mes patiriam ir vieną, ir kitą, ir mūsų neužgožia vieną kitą, atsiranda galimybė išsilaisvinimo iš samsaros. Žmogiškas gyvenimas yra Buda, visada žmogus. Ne Brahma, ne dievybė, visada žmogus. Tobulai nušvytas tampa tik tai žmogus. Tai, kad mus pagimdė, tai, kad mus užaugino, mes turim būti labai labai dėkingi, labai daug skolingi. Buda sakė, kad jeigu mes pasodinsim, kažkas pasodintų mamą ant vieno peties, tėtį ant kito peties ir nešiotų 100 metų, neatsidėkotų savo tėvams už tai, ką padarė. Kiek davė. Tie iš jūsų, kas yra tėvai, jūs žinot, ką tai reiškia. Tai tas santykis jis yra. Ir mūsų pareiga, kaip vaikų, yra rūpintis savo tėvais. Rūpintis. Kokie jie bebūtų. Kokie mes traumuoti, netraumuoti, kokie jie bebūti. Jie išmoko, kaip priimti mus. Kai mes atėjom vaikai su savo charakteriu, su savo užgaidomis, ar jie su savo viskuo. Jie išmoko, kaip priimti mus. Mūsų pareiga išmokti taip pat priimti juos visiškai. Ir rūpintis, atminti. Jie neprašė mums mokėti, kiekvieną dieną, kol mes buvom vaikai, ten už maistą, už rūbus, už rūpestį, už auklėjimą. Tai tas svarbu. Ir tas yra teisingas požiūris, kad mes turim rūpintis savo tėvais. Tai yra svarbu. Ir tai veda į dangišką pasaulį. Jeigu kaip būdamus masina, kaip visada, į dangišką pasaulį. Tai gerai, tai esmė tokia, kad teisingas požiūris yra tai, kas apsprendžia mūsų veiksmus. Ir veiksmai apsprendžia tai, kas mus laukia toliau. Ir dabar, jau dabar, ką mes patiriam. Tai labai tikiuosi, kad jūs priimsit, laikysit tą teisingą požiūrį. Nematerialistinis požiūris mus veda žemyn. Jeigu mes negalvojame apie priežastį ir pasekmę, tai tik tai veda žemyn. Priežastis ir pasekmė yra geri veiksmai, duoda gražius rezultatus. Nedori veiksmai veda į negražius, nedorus, skausmingus rezultatus. Todėl mes renkamės tai, kas duoda grožį, Tai ką, toks pamokymas šiam kartui šiai savaitai. Tai teisinkim savo požiūrį. Tiesinti savo požiūrį, tai taip pat yra pelninga veikla. Tiesinti savo požiūrį. Tegul mūsų požiūris būna tiesus. Ir veiksmai tiesus. Ir kelias tiesus. Tiesiai iš kančios į laimę, į tobulą ramybę, tiesiai. To jums ir linkiu gražios savaitės, iki kito pirmadienio.